Sveiki gyvi. Tai su sąlyga, kad toks didelis susidomėjimas ledonešių. Visi užsivedė kaip tornado hunteriai, tame tarpe ir aš. Tai nusprendžiau padaryti antrą dalį ledonešio beieškant. Tai sužinojau informaciją, kad Čiobiškyje buvo sangrūda ir jinai pajudėjo prieš kelias valandas. Tai dabar atvažiavau į kaimelį Gegužinę. Bandysiu čia ieškoti ledonešio, o jeigu ne, tai važiuosim dar į sekantį kaimelį link Čiobiškio. Beje, pravažiuojant pro Jonavą, mačiau plaukia pavienės ledo lytis. Ta didžioji masė turėtų būti kažkur čia, tarp kaimelio Gegužinė ir Čiobiškio, toj atkarpoj. Gegužinėj ledų nėra. Gegužinėj ledonešio nėra. Tai arba nedaplaukė dar, arba jau praplaukė. Bet šiaip mačiau Jonavoj pravažiuodamas, kad labai lėtai tie ledai juda, tai manyčiau, kad dar nedaplaukė. Tai dabar varom į kaimelį Zūbiškes. Pasižiūrėsim, kokia situacija tenais. Ice Drift Hunteris. Lemva Zūbiškį irgi nėra. Negi bus jau praplaukę. Nes įsijungiau webkamerą Jonavoj, tai plaukia dabar pro Jonavą, bet tokie jau aptirpę, nežinau, pavieniai tokie. Nu neturėjo dar praplaukti, ką žinau. Tai dar Zūbiškį pravažiavau, dabar tas į dar kitą kaimą, ir Rūsiai kažkokį. Ieškosim tos sangrūdos, ar ta prasme tos masės visos 100 000 tonų. No. Savo. Visur privažiavimai, privačios valdos. Atradau čia kažkokį tokią liūkštį, jaučiu, kokie žvejai varo iki čia. Čia ledas. Čia dar ledas. Į lauką pasižiūrėsim. Tai ten turbūt... Jo. Tai iš Čiobiškio nebus praplaukę, nes čia dar visiškai stovi ledas. Eik tu sau. Va, kas čia darosi. Tai lekiam tada dar nelink Čiobišką, nes mes kitam krante dabar, tai varom, kol dar nesutemo. Ten tolyn kažkur bus sangrūda, garantuotai. Grubiai turim dar nepilnai pusvalandį šviesos. Tai manau turėčiau spėt dar. Turėčiau dar spėt. Gal rasim tą pačią sangrūdą, kur ledai vienas ant kito lipa. Nes čia, sakau, dar visiškai ledas nepažeistas. Tai vadinas, nuo Čiobiškio nebus toli pajudėję. Savo ir pasivažinėsim dar Lietuvos žvyrkeliais. Užbridau tokiais keliukais, tai normaliai pravažiavom, viskas tvarkoja.
čia arba žvejai, arba irgi ledonešio entuziastai. Jo, ledonešio entuziastai irgi. Bet čia ledas, nežinau, net. Sangrūda ten toliau dar biškelį, tai gal dar pavažiuosim dar. Nu viskas, nebevažiuoju toliau, einu šičia prie, savo susigrūdę ledai, bet gaila, kad nejuda. Gaila, kad nejuda. Vaizdas irgi neblogas visai. Tuoj pažiūrėsim, kaip iš aukščiau atrodo, galėtų pajudėti. Užstrigę stovi, po biškelį tirpsta, bet čia taip gali stovėti iki rytojaus nepajudėti. O gali pajudėti ir visai netikėtai. Bet labiau tikėtina, kad gali nepajudėti. Eina savo gaila. Radau tą sangrūdą, bet nejuda, neįdomu. Nu pabandom šiek tiek palaukti, kol dar šviesu. Jo, taip gali ir valandų stovėti ir nepajudėti, tai nežinau, ar verta laukti. Nu dar 15-20 minučių palauks. Gal netyčia pajudės. Nežinau, varau jaučiu. Pažiūrėjau per web kamerą, Jonavoj visai neblogai šiaip juda ledai ir daugiau jau jų. Eina savo. Be reikalo taip toli beldžiausi. Galėjau prie Jonavos tiesiog luktelėti ir va dabar tas eina ten gerai. Nu tai gal grįžti iki Jonavos dabar arba iki Kauno. Pradžiai iki Jonavos gal. Panašu, kad nepasisekė čia šiandien su to ledonešiu vakariniu, nes pro Jonavą pravažiavau, kol buvau ten netoli to Čiobiškio, ar kur ten, neatsimenu to kaimo pavadinimo, įsijungiau Jonavos web kamerą online, tai kaip tik ėjo masė ledų. Atvariau į Jonavą, vėl ten pavieniai plaukia tokie ledukai.
Atvariau į Kauną, tikėdamasis, kad Kaune gal plauks didesni gabalai ledų, bet irgi atvariau dabar prie pilies, tai nelabai, bet pakelsiu droną, pažiūrėsim, kas čia geras.